Visų pirma, reikia nuoširdžiai mylėti žmonės. Negalima būti taip susikoncentravus į politiką ir valdžią, kad nepastebėtum žmonių kančių. Tai, ką aš matau visur, vyksta demonizavimas, vyriausybės demonizuoja vieną kitą. Jie sako, šis žmogus yra blogas, baisus, arba jie yra rasistai. Aš tai mačiau savo akimis. Paimkime pavyzdžiui Ukrainą. Aš mačiau, kaip ukrainiečiai buvo vaizduojami kaip rasistai, korumpuoti, neonacistai. Sakoma, kad jie netiki tikėjimo laisvę. Tokie įvaizdžiai, su kurimi jie žiūri tik propagandinės žiniasklaidos priemonės. Tuo lengva patikėti, nes tai vienintelis informacijos šaltinis. Bet kai pas ten nuvykau, supratau, kad viskas, ką man pasako oficialioji žiniasklaida, yra visiškai priešinga tam, ką pamačiau. Ukrainiečiai pasirodė esą puikūs žmonės. Tada aš supratau, kad tai senas scenarijus. Tas pats vyko Vietname, tas pats vyksta net pas mus Amerikoje. Apie amerikiečius taip pat sakoma, kad mes esame bedieviai, kad mes išnaudojame žmonės ir kad elgiamės su jais žiauriai. Bet juk yra labai daug nuostabių amerikiečių, kurie myli